Šiame video aš aptarsiu du verslo įsigijimo būdus. Vienas būtų sukurti naują UAB, uždarą akcinę bendrovę, arba įsigyti jau esamą. Taip pat įsigyti galima dviem būdais. Viena, kuri ką tik tai sukurta ir dar visiškai jokių nei skolų, nei jokių kitokių verslo operacijų nevykdžiusi, o kita yra tiesiog firma, kuri jau yra prekiavusi, kuri jau turi tam tikrus dokumentus, kurie rodo, kad jinai jau buvo prekiauta. Bet šitam video aš iš tikrųjų jų neliesiu. Liesiu tik tai tas įmonės, kurios arba UAB, kuri yra visiškai naujai sukurta. Ir šitame puslapyje radau iš tikrųjų informacijos apie UAB steigimą ir įkūrimo reikalavimus. Tai būtų pirmiausia, aišku, UAB steigimo vardo mums reikia, UAB kūrėjų, steigėjų, tai yra akcininkų, pasų nuorašų ir gyvenamojų vietų, UAB steigimo vadovo direktoriaus paso nuorašą ir nurodyti jo gyvenamąją vietą ir steigimos UAB buveinės adresą. Ir taip pat UAB įkūrimas reikalavimas būtų pirmiausiai 10 tūkstančių litų minimalus UAB įkūrimo įstatinis kapitalas ir tai turėtų būti pervesta į sąskaitą. 70 darbo dienų yra terminas UAB steigimo įstatinio kapitalui sąskaitoje ir apie 50 litų už banko išduodamą pažymą pateikiamą notarui. Taip pat yra pakankamai keli mokesčiai, yra UAB pavadinimo patikrinimas ar tokio nėra duomenų bazėje, 40 litų, notaro paslaugas ir panašius mokesčius reikėtų mokėti firmoms arba kompanijoms, kurios iš tikro daro tų UAB steigimą. Bet ką aš norėčiau būtent šitame puslapį parodyti, radau, tai yra parduodama UAB, kur jau yra 10 tūkstančių litų kapitalas įneštas į sąskaitą, visi dokumentai yra sukurti, sutvarkyti ir padarytas netgi antspaudas. Ir registracija vykdoma tiek Kaune, tiek Alytuje. Ir visas procesas perrašymo tai yra tiesiog pakeisti akcininką ir direktorių. Galima tą pačią dieną jau pradėti veiklą ir perdavimo dokumentus sutvarkome per maždaug 1 valandą. Taigi pateikus direktorių per 7 darbo dienas įregistruojame PVM mokėtojais taip pat. Tiek nedaug reikia, kad galėtume visiškai naują UAB nusipirkti ir galima arba jau egzistuojančius UAB, kurių jau vardus negalima pakeisti, arba jeigu netinka pavadinimas, tada galima sukurti visiškai naują UAB. Taigi šitas puslapis tikrai yra skirtas tiems, kurie nori įsigyti naują verslą, kurie nori nesirūpinti nei dokumentais, nei mokesčiais. Šitie UAB yra sukurti buhalterių, tiek teisininkų, tiek buhalterių ekspertų, todėl firma yra viskas tvarkyta, jinai paruošta veiklai ir nieko kito nelieka, tik tai persirašyti akcininką, direktorių ir jau galima tą pačią dieną netgi pradėti veiklą, prekiauti. Taigi užeikite į šitą puslapį norėdami daugiau informacijos ir kaip susisiekti bus taip pat tenai visi duomenys pateikti.